Gerai sekasi, komandai vyrauja geros nuotaikos, visi laukia treniruočių, girdit, dabar žvengia ir visi patenkinti, pasiruošimų yra kažkiek netradicinis, esam tokio neturėję pasiruošimo, bet visi patenkinti ir visi žiūri, kokią tai naudą duos. Tai mes labai džiaugiamės, kad į šitą pasiruošimą yra tai pasakysiu, įvelta daug futbolo žaidimų ir pačių treniruočių metu žaidžiam daug akvariumo, žaidžiam daug žaidimų, kurie yra grynai futbolas, tai tiesiog per mažesnį aikštelę ir sulauksim draugiškų varžybų ir dar spės atsibost per sezoną. Manau, kad tai yra visiškai tikėtina buvo ir dėl to, kad FBK Kaunas neatsikūrė tam, kad būtų, kaip aš sakau, stipri antros lygos komanda. Jeigu laimėjus antros lygos pirmenybės neiti į aukštesnį lygį, tai būtų, manau, milžiniška klaida ir būtinai turi šitas klubas progresuoti ir eiti aukštyn ir aukštyn ir pirma lyga irgi tikrai nėra čia.